Šiandienos pamoka – universalus dizainas švietime ir 7 pagrindiniai principai. Kas yra universalus dizainas? Tai gaminių ir aplinkos forma, kai jais be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę vyrai, moterys, senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės. Tai gaminių ir aplinkos forma, kai jais be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę vyrai, moterys, senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės. Kas yra universalaus dizaino priemonės ugdymuisi? Tai švietimo sistema, kuria vadovaujantis kuriamos lanksčios mokymosi aplinkos ir mokymosi erdvės, kuriuose galima pritaikyti individualaus mokymosi skirtumus. Egzistuoja 7 pagrindiniai universalaus dizaino principai. Pirmas – visų lygybė. Dizainas vartojamas ir tinkamas įvairių galimybių žmonėms. Užtikrinti vienodas priemones ir galimybes visiems mokiniams. Vengti mokinių segregacijos ir stigmatacijos. Privatumas ir saugumas turi būti visiems vienodai užtikrinamas. Dizainas priimtinas ir patrauklus visiems. Lankstumas – kitas universalaus dizaino principas. Svarbu atsižvelgti į platų spektrą individualių poreikių, gebėjimų, galimybių. Pasirink pats kokiu būdu mokytis – grupėje, kompiuteriu, iš knygų, laboratorija. Pritaikyta kairiarankiams ir dešiniarankiams. Padeda mokiniui pasiekti tikslumo, preciziškumo. Mokinys gali pasirinkti savo tempą. Paprastas ir intuityvus naudojimas. Suprasti ir naudotis paprasta, nepriklausomai nuo patirties, žinių, kalbos, koncentracijos, išsilavinimo lygio. Eliminuoti nereikalingą sudėtingumą. Eliminuoti nereikalingą tekstą, ypač orientuotą į vieną kalbą. Palikti tik esminės svarbos informaciją. Atgalinis ryšys siekiant atitikti mokinių lūkesčius. Kitas universalaus dizaino principas – tolerancija klaidoms. Eliminuoti bet kokią riziką keliančius elementus, juos izoliuoti, sukurti apsaugas ir panašiai. Aiškus įspėjantys apie pavojų ženklai. Jei įmanoma, užtikrinti klaidų saugą. Eliminuoti nesąmoningus veiksmus budrumo reikalaujančiuose procesuose. Kitas universalaus dizaino principas yra suvokiama ir juntama informacija. Naudoti skirtingus būdus, iliustravimas, žodinė informacija, taktilinė lytėjimo, perteikti esminę informaciją. Išskirti svarbiausią informaciją kontrastais. Užtikrinti įrankių ir būdų suderinamumą, siekiant kompensuoti ribotas sensorines galimybes.
Dar vienas universalaus dizaino principas – mažai fizinių jėgų. Leisti vartotojui išlaikyti neutralią kūno padėtį. Fizinė jėga naudojama pagrįstais, priimtinais atvejais. Minimizuoti kartotinių veiksmų poreikį. Minimizuoti nuolatinės fizinės jėgos poreikį. 7. Universalaus dizaino principas – optimalus dydis ir erdvė. Svarbus elementai turi būti matomi ir pasiekiami. Svarbiausios informacijos akcentavimas, išskyrimas, kontrastais ir panašiai.